Taigi diena čia įdomiai prasidėjo, turėjau tokių radinių suradęs, tai dabar pareigūnai atvažiuoja. Žodžiu, palauksim čia kažkur pasimalsim, čia aplinkui savo vaikštinėjau. Nu ir ką gero, labą dieną. Toks, opa, į kolekciją. Nu smagu, visą laiką smagu kažką surasti. Kad ir nedidelio, bet visada smagu kažką surasti. Keliaujame toliau. Sveiki, dar kartelį atvažiavau pirmą lauką ir matau čia va pėdsakai nuo jo žmogaus. Taigi spėjau, pavėlavau nešviežėje, bet matosi, kad pareiti iš lauko ir per kelią būtų perbėgti elnių. Tai čia buvo rastas ragelis, o mes bandysim kažkur toliau pajudėti. Tai va, kaip senas žmogus atsisėdau, va botus užsidėjau ir parodysiu, ant kiek reikia įdėklus sunešioti. O taip pasidarom. Tai jau teko naujus pirkti, kas keisčiausia, kad botai ar nauji įdėklai gavosi praktiškai ta pati kaina. Tai turiu ir naujus botus. O dabar einam palei kanalą. Žinot, ką tai reiškia. Tai va, brūžinam savo po kanaliuką. Matosi, kad čia tų gyvūnų anksčiau būta, dabar tai kažkaip silpniau. Nieko tokio iš tikrųjų. Oras tai fantastiškas iš tikrųjų. Net, sakiau, neįsiu šiandien jokius miškus, niekur tiesiog. O savo palei kanaliukus paslampinėsiu ir turbūt užsidarysiu tą sezoną. Kažkaip ne visi jau žinot, kad nesu mėgėjęs tų erkių ir kinų visokių, tai tikrai nelysiu. Tai va, matot, kaip čia tankų yra ir kaip nieko nesimato, tai aš manau, kad net ir grįšiu palei tą kanalą atgal. Čia gali naudoti grybavimo taktiką, kaip iš vienos pusės eini, nieko nematai, iš kitos pusės eini. Žiūri, kad voveraičių pridygė. Matosi čia buvęs kelias anksčiau. Sena, viskas sena. Kažkur pasitraukė. Nieko. Liuks, einam į priekį. Tai išmaigėm. Brūžinam čia palei dar vieną kanaliuką. Oras geras. Dėdė prisirengė kaip pavasarį. Tai jaučiu, kad biškį prakaituoju viduj. Tai gerai, kad rūbai normalūs, tai greit įsidžiovinsim. Praktiškai viskas sintetika. Tai greit džiūna. Su vilnoniu megztiniu sudėtingiau truputį būtų. O toliau ieškom, bandom ieškoti. Pažiūrėsim, kas čia gero mus aplankys, galbūt ir sėkmė ištiks netikėtai. O galėtumėt komentaruose parašyti, kaip jum sekasi ieškoti ragų šiais metais, ką gero radot, ko neradot, kokie lūkesčiai ir panašiai. O sėdime toliau. O tokie kanaliukai patys smagiausi. Mažas šlaitas, eini, viskas gerai matosi. Nereikia palei krantą brūžinti. Štai kitą žolę jau žiūriu erkės. Žiaur. Keliaujam. Prisėdau truputėlį pailsėt. Pažiūrėt, kaip čia tie medžiotojai viską mato. Matosi. Neblogai čia patranką pastedi. Pokšt ir -1, jeigu pataikai. Windows'ų wallpaperis prieš akis. Taigi, nukeliavom priekį aną kanalo pusę, grįšime šitą. Nes vis tiek eini, daugiau koncentruojas ten į apačią,
kanalo ir savo šlaituką. O čia va būna auga tokie stagarai ir galimai gali ir nepamatyti. Tai grįžtam kitų kelių ir padinam savo šansus rasti ragelį. Taigi pasitikrinau dar ir rapsų lauką, nes čia nei iš vienos, nei iš kitos pusės gerai nesimato jo viso. Nieko nėra. Judu į mašiną. Pažiūrėsim, ką čia darysim, nes baisiai šilta. Plonesnių rūbų neturiu, tai visą savo sultyse verdu. Nu, pažiūrėsim. Matysime. Negaliu važiuoti, medžioja lapę. Bet čia mano draugeška, aš jau ją anksčiau esu matęs. Pagavai? Turi kažką. Taigi, bičiuliai, situaciją turi maždaug tokią. Atėjau čia tuo keliu. Kažką lyg užmačiau rapsuose. Ar čia paėjau tos rapsus pasižiūrėt. Einu žiūriu. Stirniukai vaganosi. O blemba, kaip čia jiem netrukdyti. Ir kažkaip norėjau čia taip apeiti iš šoną biškelį. Ir žinai, tų gyvūnėlių nereikia šiaip jau gazdinti. Jau žinot, kas bus, ar ne? O bus štai taip. Aš net pats negaliu patikėti, kaip aš jo per tos 6 metrus nemačiau. Taigi pabandysiu dar čia tą lauką praeiti. Niekad iš tikrųjų nesu čia ėjęs, visą laiką per kitur apeidavau. Ir štai netikėtai aplankė sėkmė. Puiku. Tai va, bandau ieškoti antro. Girdžiu, kažkas pirpina. Pažiūriu su žiūronais. Čiuvas palei kanalą atsistojęs ant keturačio. Lekia ir dairosi. Nesakysiu, ką aš čia galvoju apie tos dalykus, tokius ieškojimus, bet visiems ieškotojams gal tokį patarimą duočiau. Stenkitės kartais nutolt nuo tų kanalų, eiti į pačius laukus, kur duobės visokios ir taip toliau. Tai jie ten dažniausiai, jeigu bent kiek adekvatus nevažiuoja į tos laukus, su žiūronais nesimato, tai apeidami juos galit ir kažką tai surasti. Taigi ragelis gražus. Matosi, kad buvo patrintas kažkiek. Puiku, puiku. Taigi, baigiame savo kelionę. Panašu, kad baigiame ir šių metų kelionę. Buvo faini metai, nemažai kartų išėjom paieškoti ragų, oras leido ir giliau miške paklaidžioti, ir po pelkynus pavaikščioti. Kaip visą laiką mėgstu uždaryti sezoną su gera nata. Ir tariu jums iki kitų metų, mieli draugai. Nepamirškit paspausti like, subscribe ir pasimatysime kitais metais.